Sveiki visi. Šiandien turim trečią kelionės rytą. Ir šios dienos tikslas pasiekti Daniją. Turim nuostabų rytą, naktį nelijo, vėjukas aprimo, buvo gaivus rytas. Ir po truputį dabar reikia ruoštis, pakuotis, pusryčiauti ir į kelionę. Jau 7:30 valandų ryto ir dabar jau esu susiruošęs į žygį ir trukau labai trumpai laiko, gal dėl to, kad valgyti nesitaisiau, nelabai norėjau ir dar musės puolė. Tai kadangi čia yra telkinys, tai ir musės ir uodai, jau galvojau, kad nebus aktyvus rugpjūčio pabaigoje, bet dar uodai aktyvus. Dviratukas suruoštas. Ir galėsiu jau keliauti į kelią. Dabar važiuoju link uosto, tada važiuoju iš salos į žemyną, grįžtu, važiuoju iki Malmės apie 30 km. Tada būtų fainiausias variantas per tiltą į Kopenhagą leistis. Bet su dviračiu negalima. Žiūrėjau kitą kelią, alternatyvų, tai su autobusu važiuoti. Valandą laiko užtruktų, kainuoja 10 euriukų, bet nevažiuoja, nėra vietos dviračiams. Tai nuvažiuosiu gal dar į stotį, pasiklausinėsiu, gal kažkas pavyks. O jeigu ne, tada reikės didelį lankstą ir su keltu. Tai dar išeis papildomai virš 100 km, tai visa diena gausis. Tai žiūrėsim. Orai kaip ir neblogi, tai gal važiuosiu su dviračiu. Matysim. Sustoju kolonėlę atsigerti kavytės, nes iš ryto pataupiau laiką, nesitaisiau, nes ir uodai kando. Tai dabar varau į Malmę, apsisuku, pasižiūriu kas gero, pasižiūriu kaip ten autobusai. Ar norėtų mane su dviratuku paimti ir jeigu ne, tai planas B, tada jau iki Helsingborgo keliamės su keltu, aš manau, kad čia keltas turi būti. Buvau girdėjęs, kad Švedijoje daug dviratininkų, bet pas jų ta kultūra dviračių, tai visi važiuoja, tiek vaikai, tiek močiutės, visi važiuoja, iš ryto vaikai į mokyklėlę, vyrai į darbus, moteris, senyvi žmonės pagyvenę irgi važiuoja. Vada važiuoja iki stotelės, palieka savo dviratukus, toliau su autobusu. Ir veiksmas vyksta. Malma toks pramoninis miestas. Primena Debreceno gatvę Klaipėdai. Blokiniai daugiabučiai.
myniau aš link to Malmos. Keliai tokie iš pradžių geri, paskui jau priemiesčius prasidėjo tokių nervatriopkė, taip sakant, daug sankryžų, daug šviesoforų, kelias dingsta, atsiranda, tai į pagrindinį kelią iššokė. Tai vėl žiūri dviračių taką šalia, reik per bordiūrą lipti tokie, prasidėjo. Važiavau, biški kelias jau išsitiesino, sakau, dabar į senamiestį papulsiu, pasižiūrėsiu, ogi pasižiūriu, kad aš jau pervažiavau tą Malmą ir kad aš jau esu už uostą. Tai dabar važiuosiu toliau ir kažkur tai reikia sustot biški užkasti, tai surasiu gražią vietą ir stabdysiu. Tai to miesto likau realiai nepamatęs. Bet tikslas yra Baltijos jūra, o ne miestai. Tai maži miesteliai man yra malonus, smagus, bet dideli miestai yra ten keli objektai faini, bet norisi bėgti iš jų kuo toliau. Tai šįkart pabėgau realiai nepajutęs didelio miesto. Važiuot palei jūrą visados daug smagiau. Fainas vaizdas, vėjelis gaivinantis, ir šiluma yra beveik 25 laipsniai, tai šilta, tikra vasara. Tai va, tai sustojo biškelį, pasitaisysiu kokteiliuką, užkasiu, pasidžiaugsiu vaizdais ir judėsiu toliau. Sustojau, tailandiečių virtuvę pamačiau, tai sustojau, labai skani siurbelė. O jo aštrumas, skanumas tai neišpasakytas, bet viskas taip juokingai. Esu netoli centro, bet viskas užrakinėta, viskas su spinom, stalai su spinom, tai kažkaip tai paprašė sumokėti manęs į priekį, tai buvau taip nustebintas, bijo, kad nepabėgčiau.
Tai taip įdomus rajonas. Saulelė pašvietė, išgiedrėjo ir tadam, kitoj pusėje matosi Danija jau. Kelsimės į Daniją, neužilgo. Number 2. Okay, thank you. Na ką, kažkaip susiradau, antras numeris, važiuojam. Biški buvau pasimetęs, važiuoju vienur, atvažiavau kur reikia, bet pamačiau dešiniai pusė, kad visus su kortelėm atsiskaito ir važiuoja, o šiokio bilieto neturėjau. Biški pasimečiau, žiūriu, kur dviratininkai, kai išvažinėja, nuvažiavau, bet nieko neradau, nei kur nusipirk bilietų. Tai paskui važiavau, akyliai stebėjau ženklus, pamačiau, kur dviratininkam, kur kioskelis Adaras, privažiavau, įleido 8 euriukai pirmyn. Važiuok ant tą juostą. Visio, stoviu, laukiu. Ne taip ir sudėtinga.
sustoja, žinoma, prie rozetės, nes visą laiką reikia elektros. Nori su dronu pafilmuoti, nori su GoPro, telefonui programyčių daug ir dar yra kitos kameros. Dar reikalinga šviesa, dar iš galo mirksiukas reikalingas dviračių, tai begalė dalykų, kuriems reikia elektros. O kai gyveni palapinėse ir ne kempinguose, tai šaudaisi visur, kur tai gali. Tai išsirinkau vietą. Viena rozetė neveikia, tai krauna dabar 2 powerbankus, vieną powerbanką saulė krauna, laikrodį kraunu, telefoną ir GoPruškę dar reikia įsikrauti. Krūvos reikalų, uždėjau viską krauti ir einu kavytis. Sveiki atvykę į Daniją. Švedija baigės, prasideda Danija. Viskas įvyko labai greitai įvažiavom, spėjau kavos atsigerti. Elektros nežinau, kiek spėjau užsikrauti. Ir taip pom ir mes jau esam kitam krante. Nu, dabar žiūrėsiu. Jau mano sąskaitoj 100 km su viršum. Tai dar kokie 20 km pasirinkdamas vietą, važiuoju ramiai. Žiūrėsiu, kur galiu įsikurti nakčiai. Aišku, smagiausiai palei jūrą, kad būtų galima išsimaudyti. Nu, tai laiko dar yra. Ką mes čia turim? 6 valandas. Nu, tai valandą ramiai dar galiu važiuoti ir tada užeit, kur įsikurti. Va čia tai stebuklas, ir saulė šviečia, ir lietus lyja. Vanduo užvirė, dedam makaronus, supilam prieskonius ir turėsim skanę sriubelę. Kai mes turim salotų ir čia yra visko daug. Mes paimam, įpilam aliejaus, paimam balzamiko acto. Oi, mėgstu balzamiko actą. Ir dar įdėsim tuno. Niekad neikit į parduotuvę Alkani. Prisipirksit visko daug ir galbūt net ko nereikia. Tai va, maisto turi apšiai. Nu ir pamiršau pasakyti. Nežinau, ar paminėjau, kad šiandien praminiau 120 km. Mažiausiai. Ten pradžiai programytę pavėlavau įjungti, tai 10 km. Pravažiavau, nerodė. Tai šiandien irgi virš 120 km
labai skanu. Dievinu balzamiko actą. Gerai, iki. Tai va, turim gražų vakarą, turisto vakarienė va tokia, kažkokia. Užkandam, nakvynės vietos dar neturiu, bet kažkur vis tiek atrasiu. Tai svarbiausia pasistiprinti ir blogiausiu atveju čia į pakrūmį galiu pakristi prie medžių. Stalas yra, servisas yra, šiukšliadėžė, vaizdas yra. Tai ką šiandienai? Tai jeigu patiko mano video, spaudžiam laiką, komentuojam ir laukiam kito video. Iki! Žinot, kas yra smagiausia važiuojant dviračiu, keliaujant? Ogi tada, kai jau temsta, tu dar neturi gyvenamas vietas. Ir faktas, kad tu neimsi nei kemperio, nei kempingo, nei viešbučio, bet tai kažkur tai atrasti ir įsisprausti nakčiai. Bet kai jau pasieki tokį lygį, kai važiuoji ramus, nežinai, kad tau vieta paruošta kažkur ir visiškai atsipalaidavęs, va tada jau prasideda keliauninko gyvenimas. Nu, nepasilikau šnakvoti toj vietoj, visai jau ten netinkama vieta. Susiradau vietą už 11 km prie pat jūros, myniau jau tamsoj ir dar blogumas, kad nuleido padangą. Tai stūmiau dviratį, vargau, galų gale pasistačiau, palapinę jau visai tamsoj ir dabar esu prie jūros. Tai rytoj matysim, ką ten lopyt, kaip ten seksis, žiūrėsim. Danija pasitiko mane ne visai svetingai.